Tele2 pasiūlė pigiausią variantą – planą 300, kuriuo naudojantis už 15 litų mėnesinį mokestį suteikiama taip pat 300 minučių. Kadangi į planą neįeina nemokamos SMS, klientų aptarnavimo darbuotoja pasiūlė užsisakyti 1000 žinučių už papildomą 3 litų mokestį. Taigi už 18 litų gavome 300 minučių ir galimybę rašyti nemokamas SMS. Turim šiek tiek daugiau mokėjimo planų, kad galėtume pritaikyti klientui, asmeniškai. Tai mes nesam ta parduotuvė, kuri turi tik vieno dydžio rūbus. Tele2 pasakė, kad nėra vienkartinio administravimo mokesčio. Visiškai nėra. Atsisiuntusgi sąskaitą paaiškėjo, kad tas mokestis yra 20 litų. Prieš gilindamiesi į kainas pasižiūrėkime, ar tikrai mokame už tai, kuo naudojomės. O dabar Tele2. Kadangi Alma nemokamą minučių limitą viršijo daugiau nei 400 minučių, sąskaitoje įrašyta suma 149 litai. Ir čia atsirado keletas kabliukų. Pirmiausia, administracinis mokestis. Sutartį surašiusi salono darbuotoja garantavo, kad šis mokestis nėra taikomas, tačiau štai sutartyje matome įrašyta naujos sutarties suaktyvinimo mokestis 16 litų 53 centai be PVM. Ir dar minimalus mėnesio mokestis 12 litų 40 centų be PVM. O kas yra mokėjimo plano mėnesinis mokestis? Kreipėsi į Tele2 sulaukėme paaiškinimo, kad dėl sistemos klaidos mums buvo 2 kartus priskaičiuotas abonentinis mokestis. Be to, jeigu salone buvo žadėta, kad administracinis mokestis nebus taikomas, tuomet tikriausiai įvyko žmogiška klaida. Mokestis bus anuliuotas. Taigi, sąskaita palengvėjo jau 35 litais. Ir dar Tele2 darbuotojai atkreipė dėmesį į tai, kad daugiausiai buvo kalbėta su 3 numeriais, kuriems atbuline data pritaikė paslaugą šeima ir draugai. Taigi ir tai buvo kompensuota. Galų gale dar buvo suteikta 20 litų kompensacija už nepatogumus. Sąskaita susitraukė 102 litais. Tele2 atstovai užtikrino, kad taip sumažino mokamą sumą ne tik mūsų eksperimento dalyviai, bet nuolat taiko šią praktiką kiekvienam klientui, kuris kreipiasi juos su klausimais. Kartais pasitaiko, kad kredito limitas apskaičiuojamas, pritaikomas vėliau negu susikaupia tam tikrą sumą. Pavyzdžiui, kredito limitas nustatytas 200 litų, bet jeigu vartotojas siunčiasi labai didelį kiekį duomenų, tai tiesiog nespėja pritaikyti kredito limito sistemą. Tokia atveju vėlgi vartotojas turi būti ramus. Jisai turi žinoti, kad ta suma, kur yra virš kredito limito, nesvarbu, ar tai yra 1 litas, ar tai yra 100 litų, jam nereikia jos mokėti.